Kiekvieno komandos nario treniruotėje yra tam tikri uždaviniai. Jeigu kažkas ruošiasi pasaulio čempionatui, tai tas žmogus visada turi būti maksimaliai apkrautas darbui ir jeigu jaučiat, kad jis liko be poros, jūs turit stoti prie maišo, dirbti prie maišo, o tas žmogus, kur ruošiasi pasaulio čempionatui, turi visada turėti partnerius. Tai mes tam tikrą savo auką įnešame į to žmogaus pasiruošimą. Jūs tuo metu esat sparring partneriai, kuriuos kaip ir stipriau netgi žmogus ruošiantis čempionatui galėtų mušti. O jūsų užduotis atlaikyti, nes mūsų komandos narys, jeigu taps pasaulio prizininkas, tai mūsų komandai bendrai garbė bus, ne vien jam. Ne? Ir mes galėsim pasigirti, kad mes dalyvavom tam procese. Artimiausias pasaulio čempionatas, kuriam dalyvaus vienas iš mūsų komandos narių, tai Augustas, jis dalyvaus kickbokso pasaulio čempionate, rugpjūčio 23 jau. Ruošti sekasi gerai, sportuoju po 2 kartus per dieną, 5 kartus per savaitę. Sportuoju tikrai su geriausiais Lietuvos kovotojais, su geriausiu treneriu. Ir po kiekvienos treniruotės, eidamas namo, tikrai jaučiuosi patobulėjęs, kad ir po 1% per dieną sustiprėju, patobulėju ir arčiau tikslo savo keliauju. Ir tikrai jaučiuosi dabar geroj formai. Bankoke vyks jaunių pasaulio čempionatas, kur dalyvaus Gabrielė, kuri dabar 2 savaitėm iš Marijampolės atvyko pas mus ruoštis. Tai reiškia, ta pati sąlyga galioja, kad jin turi visada turėti partnerį. Ir nesvarbu, kad kai kurie džentelmenai su ūsais ir atrodo, kad čia su mergaitė dirbti. Tai jūsų atsakomybė ir yra tą mergaitę taip paruošti, kad jin taptų pasaulio čempionė. Labai ačiū visiems ir tikrai visi stiprūs yra, tai man kaip tik to reikia. Kokie pačios tikslai Muay Thai pasaulio čempionate? Aišku, labai gerai sudalyvauti, norėčiau užimti tikrai prizinę vietą, tikrai tam ir ruošiuosi. Bet svarbiausias dalykas tai yra sudalyvauti ir kaip tu pasirodysi. Sekantis rimtas startas laukia Martyno rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje. Tai čia irgi visi esate atsakingi, kad jis būtų gerai pasiruošęs. Dabartinę formą vertinu vidutiniškai, nes buvo vasara, nesidraskiau labai, taip sakant, nelipau per save, sportavau nuolatos, bet nebuvo, kad spausčiau maksimumą. Šio sezono tikslai tai parodyti dar gražesnės kovas. Taip sakant, ištaisyti savo klaidas, kurias dariau praeitais metais ir tapti geresnė savęs versija. Ir bendrai visi po to spalio 5-6 dienomis Panevėžyje atviram Lietuvos Muay Thai čempionate dalyvausim. Tai ruošiant vieną kitą žmogų pasaulio čempionatui, mes save pritempiam prie tokio lygio, kad vos ne ir jūs galėtume dalyvauti pasaulio čempionatuose, tik dar, reiškia, reikia šiek tiek stipriau pasiruošti. Bet kartais ambicijas ar savo ten matot, ten tas neįdomus ar su ko nenorit, tai viskas yra dėl komandos. Ne dėl vieno kažkurio jūsų, bet galbūt tą mėnesį vieną labiau žmogų mes, sakykime, laikysim dėmesio centre, kitą mėnesį kitą, o bendrai metai turi praeiti tokie, kad mes vis tiek pasirodytume plačiausiai.
kaip sakant, startų yra daug, nėra kada tinginiauti. Padarom, tada dedame sportbačius ir 5 ratai. Ramaus bėgimai. Steinai, ką tu čia geri? Geriu kriocelį, o kriocelis tai yra elektrolitai su amino rūgštim, taip sakant, medžiagos, kurios man padeda atlaikyti treniruotę ir po treniruočių atsigauti kuo greičiau. Ir kas dar patinka man iš šito, taip sakant, papildo, kad labai geras skonis, primena močiutės kompotą. Taip sakant, o jeigu kažkas norėsit pabandyti, tai galit rasti papildų pasaulį.